Labas rytas. Savo vaikystę aš praleidau pas architektą Juozą Stasiulaitį. Buvo labai daug žmonių pas mus vaikščiodavo. Senelis buvo labai kultūringas žmogus. Ir vieną dalyką, kurį išmokau iš senelio, jis labai dažnai tai kartodavo, kad sako, pasaulyje egzistuoja kvailiai. Ir jam visi sako, kad tai nepavyks, kad to nebus. Bet kvailys daro ir padaro. Tai yra, kvailiai sakė, kad elektra yra nesąmonė. Kvailiai sakė, kad plytos yra nesąmonė. Kad durniau, tai yra tas dviratis. Mes puikiai važinėjom, kam mums reikia mašinos. Bet Fordas buvo kvailys ir jisai sukūrė pirmą automobilį. Ką aš noriu pasakyti, kad aš 10 metų bandau padaryti konstrukcijų inžinierių dieną. Dieną, kada susirinks inžinieriai ir jie bendraus tarpusavyje. Mano draugas Vytis Pijus Čiras yra pasakęs, kad aš niekada jos nepadarysiu, tokios dienos nėra, jos niekada nebus. Bet tai netiesa, nes jūs ateisit. Ir galbūt pirmais metais neatėjo nei vienas žmogus, aš savo ramiai skaičiau knygą Gelžbetonio Mackenzie ir sukinėjau Rubiką. Antrais metais atėjo 3 žmonės, trečiais metais atėjo gal 7 žmonės. Po to aš nelabai sugebėjau padaryti dienos ir jos nebuvo. Po to atėjo 2 žmonės. Yra dalis žmonių, kurie kiekvienais metais ateina į renginį. Man labai gerbiamų žmonių. Kiek be organizuočiau. Bet esmė yra, kad mes nuvertiname, ką galima padaryti per metus. Vat sakoma, per metus aš galiu daug ką padaryti. Bet nuvertinam, kas gaunasi per 10 metų. Ir šiemet aš turėsiu renginį, kuris turi rėmėjus, kur vienas rėmėjas manim patikėjo ir yra labai didelis. Kitas rėmėjas yra mano draugas, labai gerbiamas inžinierius konstruktorius. Mes su juo retai bendraujam, bet aš čia labai daug mokausi ir didžiuojuosi savo tą draugystę. Ir žinoma, nuostabus žmogus ir su įdomia specialybė. Aš tikiuosi, kad kuo toliau tokių specialybių bus daugiau. Tai architektas, konstrukcijų inžinierius per brūkšnelį. Labai protingas žmogus, labai daug dirbantis šią linkmę ir aš tikiu, kad daugiau tokių specialistų daugės laikui bėgant. Kaip atsirado konstrukcijų inžinieriaus idėja? Aš beveik prieš 30 metų su draugu susitikau ir jis visada polėkyje. Mano draugas, architektas, dėstytojas Mindaugas Butvila yra papasakojęs. Sako, tu žinai, yra tokia architektų diena, mes Pažaislėje prie ąžuolo ir aš didžiuojuosi, kad architektas ir mūsų ten labai daug susirenka, mes žaidžiam futbolą. Jis taip užsidegęs pasakojo, kad užtruko gal kokius labai daug metų, bet aš sudalyvavau vienoje dienoje, susipažinau su gerbiamu Prichodsku. Kitoje dienoje pastebėjau, kad kauniečiai architektai bendrauja. Nueidavau pas jau tuo metu tapusi, šiandien tikrai galiu laikyti draugų Vytį Pijų Čirą. Ir kažkaip paklausiau, o ką tu vyksi Liepos 1?
O sako, taigi eisiu pas architektus, pasėdėsiu, pabūsiu, alaus išgersiu. Ir tas vyko jau labai senai. Aš galvoju, va, puikiai idėja, gal ir aš nueisiu, gal užsakymus susirasiu. Užsakymų tuo metu galbūt neradau, bet radau naujų draugų, radau žmonių to intelekto, kurie ateidavo pas mus į namus, kai buvau vaikas ir pas senelį ateidavo. Ir pradėjau galvoti, vat, geriausias architekto draugas arba konstrukcijų inžinieriaus draugas yra konstruktorius, o konstruktoriaus architektas. Bet konstrukcijų inžinieriai neturi savo dienos, nes jie yra uždari žmonės, jie mažai bendrauja, jie dirba, mūsų specialybė yra tokia, kad mes turim knygą skaityti. Turim braižyti. Mano gerbiamas konstrukcijų inžinierius Julius Zareckas pastoviai sako, kad aš neturiu ką veikti, kad keliu kažkokias apklausas, kažką tai darau, nes konstrukcijų inžinierius turi dirbti. O blaškymas ir taip toliau, turi turėti mintį, kodėl jis tai daro. Ir darau aš tai todėl, kad konstrukcijų inžinieriai nebendrauja. Jie laikui bėgant, mano grupiai turbūt artimiausiu metu jau bus 10 metų, pradėjo bendrauti. Šiek tiek, aš suskambinu su vienu konstrukcijų inžinieriu, su kitu sužaidžiu šachmatais. Su manim nebendrauja, bet vienas konstrukcijų inžinierius esantis Raseiniuose bendrauja su kitu konstrukcijų inžinieriu esančiu Kaune. Vien todėl, kad atsirado kažkada tai grupė Facebook'o statybinės konstrukcijų inžinierijos. Ir jie pamatė, kad turi kažkur bendrų sąsajų. Galbūt vienas kitam gali padėti paskaičiuoti. Todėl aš labai prašau jūsų, nepriklausomai nuo to, ar jūs esate architektas, ar jūs esate rangovas, ar jūs esate konstrukcijų inžinierius, ateikite į mūsų dieną. Ne šiemet. Gal po 10 metų ta diena atsiras ir kalendoriuje, taip kaip atsirado su architektų diena. Šios dvi šventės yra labai susijusios. Mes Liepos 1 nueinam pas architektus, pažiūrim jų projektus, pabendravom su architektais, o praėjus lygiai mėnesiai laukiame architektų ateinant pas mus inžinierius. Ir mes tarėmės, mes bendravom. Tam, kad projektas pavyktų, turi būti tandemas. Inžinieriai bendrauti su architektais, architektai su rangovais. Statinys vykęs bus tik tada, kada dirbsi su komanda. Nebus taip, kad tu durnas, tu kvailys, tu blogai padarai. Ne. Mes visi darom vieną darbą. Ir video tampa ilgas, bet dar noriu priminti savo senelio mintį, su kuria užaugau. Pasaulyje gyvena kvailiai. Būtent dėl jų mes turime viską. Namus, elektrą, gydytojus. Jiems visi sakydavo, kad tai nepavyks. O jie darydavo ir padarydavo. Visiems geros dienos. Lauksiu Liepos 30 Mokslo saloje. Labai tikiuosi, kad mano pranešimus išgirs ir to pastato konstrukcijų inžinierius. Ačiū.